visiems. Šiandien filmuosiu Sheino Holą ir aš jau gavau jį prieš 2 dienas, tai žiauriai norėjau aš ta prasme pamatyti. Šiaip žiūrėjau, ar tikrai viskas yra, tai yra. Ir aš atlupau dėl to dar, kad ten broliai buvo užsakę, tai išėmiau brolio. Tai toks didžiulis maišas ir sunkokas. Tai šiandien pagaliau atidarysiu. Tai labai laukiu. Tai pirma maikė atrodo taip. Jinai atrodo žiauriai didelė, ta prasme belė kaip. Bet tikiuosi, kad kai užsidėsiu, gal gerai atrodys ir nebus žiauriai didelė. Tai tikėkimės. Tai va tokia žiauriai. Šiaip graži maikė ir iš tikrųjų iš visų, kuriuos aš pirkau iš Sheino drabužių, tai žiauriai gera medžiaga ir ta prasme turbūt gal geriausia. Tai va. Tada tokį bliuzoną dar nusipirkau. Aš nežinau, kodėl žiauriai suglamžytas, ta prasme. Aš neįsivaizduoju. Atrodo lyg gražiai, tipo, sulankstyta, bet taip suglamžyta. Tai žodžiu, va, ant nugaros toks ir žiauriai. Bet pažiūrėsim, kai užsidėsiu, ar bus gerai. Tai va tada. Tai va toks va bliuzonas. Apie tos bliuzonus kalbant, tai iš tikrųjų aš anąkart nusipirkau ir ta prasme žiauriai bloga kokybė. Bet gerai, kad šį kartą, ta prasme, užžiūrėjau, nes ten būna parašyta kokias medžiagas, ten jeigu polisterolis ar elestatas, tai reiškia žiauriai bloga, ta prasme, kokybė. Ir šį kartą žiūrėjau, kad būtų kotonas, nes tada jeigu būna kotonas, žiauriai gera medžiaga, tai vat. Šį kartą gera, bet ten irgi buvo, man atrodo, polisterolio šitam bliuzone, bet vis tiek kažkodėl gera kokybė, tai labai gerai. Tai vat. Toliau tokią baltą maikę nusipirkau irgi. Aš nesuprantu, kodėl jos suglamžytos. Bet žodžiu. Nes aš tipo neturėjau baltų maikių, nes būdavo man per mažas ir atiduodavau tiesiog. Ir dabar nusipirkau baltą maikę, nes aš žiauriai noriu baltos maikės. Tai va čia tokia New York, USA. Šiaip graži ir irgi medžiaga žiauriai gera. Toliau irgi maikę nusipirkau tą pačią kaip raudona, tik tais kad kita spalva. Tai tokia rožinė, žiauriai, ta prasme, graži maikė ir irgi didelė labai. Ir aš nežinau kodėl, bet tikiuosi, kai užsidėsiu, nebus per didelė. Tai vat. Bet šiaip irgi medžiaga žiauriai gera. Ir paskutinė maikė, kurią nusipirkau, tai tuoj parodysiu. Šiaip, tipo, kodėl aš tiek daug maikių nusipirkau, todėl kad pas mane, po namus maždaug maikės ir gal ten kelios, kur išeiti. Ir aš tiesiog norėjau tokių gražesnių. Vis tiek vasara, tai daugiau maikučių, to geriau. Tai vat. Tai tuoj. Čia tokia maikė. Ir čia yra California. Tai va. Irgi tokia, nežinau, žodžiu, tokia kaip ruda, šviesiai kreminė. Ir šiaip man patinka kreminė, va tokia spalva ir ruda, nes tipo man tinka kažkodėl, aš nežinau. Bet aš pastebiu, kad man tinka šitą spalvą. Tai va. Ir irgi medžiaga žiauriai gera. Ir su maikėm jau baigiau, tai liko paskutinis drabužis, džinsus nusipirkau, nes tiesiog trūksta jų biškiai. Ne biškio labai, tai tokias tokias kelnes, žiauriai gražios, aš jas ta prasme pamačiau ir man žiauriai patiko. Tai va, labai gražios, medžiaga irgi gera. Tai labai fainai, kad čia visi drabužiai geros žiauriai medžiagos buvo. Tai žiauriai džiaugiuosi, kad išėjo man parinkti gerus. Tai va. Ir tada dar 2 dalykus nusipirkau ne drabužius. Tai aš pirmą šitus parodysiu ir tada parodysiu, kaip aš tos drabužius susidėjus atrodau. Tai pirmas čia toks. Aš žinau, kas čia yra, bet nesakysiu. Tikiuosi, kad geras bus, nes manau jau suprantat, kas čia yra, jau žinot. Tas kaip čia, jau čia man reikia širklių čia kokių. Jau
užsakau. Aš net šitą gavau. Eik tu savo. Dabar šitą reikia man atlupti. Kas čia? Čia tipo gal čia dar prasiplečia. Nu, toks įdomus. Ką žinau, nežinau, ar naudosiu, bet dovanų gavau, tai ačiū. Ir tada tokį, ta prasme, šitį. Aš mačiau daug kartų TikTok'e ir norėdavau ir galvodavau, ar čia veikia, ne, tipo, čia yra, kad masažuoja tavo veidą ir, tipo, gali suformuoti jį ar kažkas tokio. Dabar vėl reiks va, radau. Ir šiaip buvo dauguma pasirinkimų šitų spalvų, tai pasirinkau rožinę, nes man šitas akmuo tiesiog tas labai yra gražus, bet čia nemanau, kad yra, žodžiu. Tai va toks, žiūri gražus. Šiaip per kamerą jis daug šviesesnis negu realybėj, nes jis biškai yra tamsesnis. Ir tada šitas irgi realybėj yra tamsesnis. Tikrų rožių jums, ta prasme, per video, pavyzdžiui, drabužiai buvo raudona, per kamerą atrodo oranžinė, nežinau kodėl, bet nelabai ką galiu padaryti. Tai va, žodžiu, toks ir toks. Tik labai laukiau šitų ir jūs neįsivaizduojat, kiek man mama dar kvaršino galvą, kad noriu pamatyti, ką tenais jau ir kaip atrodo. Tai va, tai jau džiaugiasi jaučiu, nes galės šiandien pamatyti, nes neleido jie, sakiau, pamatyti. Tai va, ir tada antras dalykas čia toks, kur ten šepitukus reikia išplauti, nes būčiau mažesnį nusipirkus, bet jis brangiau kainuoja, ką žinau. Nu, kuo didesnis, tuo geriau, tuo daugiau šepetėlių galėsiu išsiplauti. Tai va. Čia jaučiu neprilips. Na, žodžiu. Tai va toks. Ir jis irgi tamsesnis yra, toks tamsesnis violetinis. Tai va. Ir dar pasakysiu vieną dalyką, broliui mes užsakėm, čia kur užsideda toks, nežinau kaip jis vadinasi, bet kad kaip plauna galvą, kad nebėgtų į akis vanduo. Tai aš nežinau kaip jis vadinasi, bet žodžiu, tai va, tai dabar aš parodysiu, kaip aš atrodau su tais drabužiais. Tai čia yra balta maikutė. Labai graži, tokia krentanti, žiauriai faina, bet aišku, jeigu norėsiu užsidėti ją, kadangi per ją viskas persimato, tai turėsiu baltą ir manau, ką nusipirkti. Tai va, bet šiaip žiauriai faina ir tikrai graži. Šitai maikutei duočiau už 10,9. Čia antra maikutė, irgi labai faina, krentanti. Šiaip nemanau, kad persimato, gal biški, bet šiaip nelabai. Jeigu nebent prieš šviesą, tai man atrodo persimato. Bet šiaip irgi žiauriai faina, tikrai. Duočiau iš 10 irgi 9. Šiaip gera, bet aš noriu pasilikti kokiam geresniam drabužiui. Trečia maikutė. Jūs tiesiog matot, jinai didžiulė, ta prasme. Žodžiu, jeigu jūs pirksit, tai pirkit mažesnį dydį negu savo, nes ta prasme čia žiauriai didelė. Čia Elos. Ir tipo aš norėjau Elo, tai tokia, kad, žinot, kristų tokia, nebūtų ten nei per didelė, nei per maža. Čia labai didelė, bet šiaip graži maikė iš tikrųjų, tai duočiau iš 10. -10, nes šiaip maikė žiauriai graži ir man žiauriai patinka, bet, tiesiog kitą kartą reiktų, manau, mažesnį gal dydį, bet šiaip irgi faina, kad tokia didelė, bet vis tiek, galėtų būti mažesnė. Toliau tokia, čia aš nežinau, 4 maikė ar kokia. Laukit, man atrodo 4. Žodžiu, ta pati maikė, tik tais, kad kita spalva.
Nu, vėlgi, graži, bet norėčiau mažesnio gal dydžio. Bet šiaip parodžiau mamai ir sakė, kad aš kadangi šoku ir važiuosiu į šokių stovyklą rugpjūtį, tai žiauriai gerai tipo tokio dydžio maikė, nes tada bus, ką žinau, šokiams tada bus. Bet šiaip graži, tik sakau, man gal biškį norėtųsi mažesnio dydžio, ne tokio didelio, bet šiaip, faina, tai irgi duosiu -10. Toliau aš užsidėjau tos džinsus, nežinau ar matot. Matot, nematot, pasidirbsiu. Ką žinau, tokia normaliai, bet nežinau, gal geri? Nu tokie, žinot, įdomus. Gal biškį didesnio norėčiau, manau, kad biškį didesnės būtų, bet, palaukit, man reikia pasižiūrėti, pagalvoti, ar tikrai duot tiek. Duosiu. Nežinau, 9 su pliusu, va šitai va. Nes nežinau, man gal didesnių norėčiau, nežinau. Bet šiaip gražios, tik, nežinau, žodžiu. Einam dabar užsidėsiu bliuzoną. Paskutinis drabužis tai yra toks bliuzonas. Nežinau, kodėl aš tai pasakiau. Šiaip gražus, tikrai krentantis, toks fainas ant nugaros, kaip parodžiau, jeigu matysi. Tai va, toks labai fainas iš tikrųjų. Ir šitam duočiau iš 10+10. Tai va, čia va bus jau geriausias. Tai va, bet man žiauriai nepatinka. Ant šito bliuzono ir yra taip. Sorry. Kai būna, jums nesimatys per kamerą, nesimato. Kai būna šitaip susiūta, nes tada pereina per jį oras ir man šalta būna, bet tikėkime, kad gal ne. Tai va. Tai manau, čia ir pabaigsiu aš video. Ir kitas video, kur tikrai manau, kad darysim, jeigu viskas pavyks. Tai nebaigiau sakyti, nes pas mane brolis norėjo ateiti į kambarį. Bet žodžiu, kitas video, aš žiauriai laukiu, jūs neįsivaizduojat. Ir aš žiauriai džiaugiuosi tai pasakyti, kad manau, šiaip turėtų pavykti. Bet kitas video bus mano podcastas su draugėm. Žiauriai laukiu, ta prasme. Nes mes visą laiką šiaip būdavo per technologijas ir per dailės pamokas, mes visą laiką, kur nereikia ten galvot, mes tiek randam temų šnekėt apie gyvenimo prasmę, jūs neįsivaizduojat, kiek mes randam. Ta prasme, ir aš galvoju, tiesiog galėtumėm padaryti podcastą. Tai žodžiu, manau, vasarą, ten pradžioj jaučiu, važiuosim pas mano draugę ir filmuosimės. Tai nežinau, ar bus mano 2 draugės ar 3 draugės, dar pažiūrėsim. Tai va, tai žodžiu, žiauriai laukiu. Bet jaučiu neišeis su tais mikrofoniukais. Mikrofonai, žodžiu. Tai vat. Tai tiesiog jaučiu filmuosiu be tų mikrofonų gal kažkaip. Ir tikėkime, kad pavyks ir tikrai atsiras YouTube kanale. O vėliau bus, kad birželį plauksiu su baidarėm ir su visa klase, tada dar prie ežerų mes ten važiuosim į Palangą ar į Šventąją kažkaip ten vasarą, ten dar stovykla savaitę bus, tai ten tai tikrai jau turėsiu ką pafilmuot ir toliau jau žiūrėsim. Tai vat,
Nes šiaip šis mėnesis ir kito mėnesio pradžia man jaučiu bus toks sunkiausias ir šiaip kitas mėnesis bus sunkus. Ai, dar nufilmuosiu, kur važiuosiu į Europos čempionatą. Tai va, tai nusprendžiau iš tikrųjų, kad važiuosiu, tai labai fainai. Jau išmokau ir pirmą, ir antrą, ir trečią, tai liko tik ketvirta. Ir tada jau reiks šokti daug kartų ir dirbti ir bus sunku, bet šiaip pavyks. Iš tikrųjų, sakau, šis mėnesis man žiauriai sunkus, žiauriai daug kontrolinių atsiskaitimų. Tiesiog visko tiek vyksta, kad aš tiesiog kažkaip, žinokit, va tada nepadariau tą pačią dieną, kai atėjo siunta, nes man reikia ir kontroliniam pasiruošti ir tiesiog labai, žinokit, daug reikalų iš tikrųjų. Atsiskaitimų belė kiek supilta, tai... Bet žodžiu, gerai, kad jau nebereiks skaityti knygos, kad birželį nebeatsiskaitysiu. Tai žiauriai fainai. 2 knygas praleidom. Bet gerai. Nes aš nesu ta, kuri labai mėgtų knygas skaityti, bet jeigu kokia įdomi, tai... tipo, per šiuos metus, kur reikėjo skaityti privalomas knygas, tai tik tais viena mano buvo, kuri man patiko. Tai vat. Tai žodžiu, susitiksim kitame video. Ir dar birželį, tuoj pabaigsiu video, ir dar birželį irgi bus žiauriai, toks, šiaip fainas mėnesis bus, bet irgi daug reikalų, nes ten su tom draugiam, kur sakiau, susitiksiu podcastas, manau, kad pavyks. Tada baidaris, tada vienas čempionatas, tada kitas Europos čempionatas. Žodžiu, ir dar apie mokyklą, tai iš viso ten. Bet manau bus fainas ir kažkaip pavyks iškentėti iki tos vasaros atostogų. Tai vat. Tai ačiū labai, kad žiūrite mane, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti, būti pozityvus ir susitiksime kitame video. Čiau!